aš kažkur niekur net neįsivaizduoju ir turbūt sapnuose, jeigu yra kažkokias toks santykis apie mąstyseną apie namus, tai turbūt kito miesto aš neįsivaizduoju. Aš turbūt ir mano svajonė turbūt čia ir senatvę sutikti, gal ankstoka apie ją kalbėti, bet Kaunas tas miestas turbūt, kur vis tiek kiekvienas kampas tau pažįstamas. Ir studijų metais, ir vaikystėj, ir pirmos meilės ir taip toliau. Tai yra mano miestas, meilės miestas, muzikos miestas. Mano namai. Laikas nelaukia, jaučiam abu, kai žiema keičia vasaros. Kad ir kiek išmaišyta ta Lietuva su koncertiniais turais įvairiausiais nuo provincijų iki didžiųjų miestų, tai aš manau, kad tai vis tiek turbūt pačios karščiausios, pačios nuoširdžiausios publikos miestas. Kas liečia kultūrą, apie šį miestą kalbėti, aš galvoju, kad vis dėlto tai yra kultūros lopšys. Dėl to galvoju, kad vis tiek tas kultūros žmonių, tos tradicijos, šeimų, tai elementarus tokie Čepinskai, man, nežinau, visada asociacijos su geriausiais pianistais ir Domeikos irgi sena karta, irgi visi tie Kauno tokia inteligentija, jinai vis tiek man turbūt šviesi su Kaunu ir aš galvoju, kad vis dėlto tai yra centras kultūrinis ir kad ir kiek laiko atrodo praėjo, bet vis tiek tas šaknis įleidė žmonės, kurie stengiasi tą kultūrą kažkaip tai pulsuoti į jaunus žmonės. Bet aš, žodžiu, esu užsidegęs tą mintim, kad bet kokiu atveju Kaunas yra turbūt, jis jau seniai yra kultūros sostinė, tik tai žmonės dėl to turbūt dar, nežinau, gal nejaučia, arba tiesiog kažkokia tai diskriminacija mažo miesto, toks jausmas kažkoks. Ir jeigu kalbėti apie istoriją Lietuvos, tai manau viskas prasidėjo iš Kauno ir tai reikia turbūt patiems kauniečiams labai to, kad štai tikėtų, aš jaučiu, kad jie tiki ir labai stipriai už savo miestą, už lietuviškiausią miestą kovoja. Visada dėl to ir galvoju, kad kuo greičiau namo, nes čia yra daug žalumos, dar žmonės yra ramus, netokie karštakošiai, galbūt nėra taip per galvas lipimas viens kitam. Čia yra puikiai šalis, manau, ir puikus miestas auginti vaikam. Ir Kaunas, manau, dar yra labai stipriai neišnaudotas ir laikas tam kultūriniam sprogimui. Kiekviena vieta su kažkuo tai asocijuojasi. Nežinau, Karaliaus Mindaugo prospektas, tai yra laikas turbūt mano vaikystės, kada ten buvo žvyrkelis. Puikiai atsimenu tą laiką, kada eidavom į pieno fabriką ledų kaulyti pas Sarką. Yra senamiestis centras, kur mano dar ankstyvesnė vaikystė, kur pirmus ledus paragavau, Pinguin. Daug labai gražių vietų. Nemuno sala vietoj tai ko verta, pirmos meilės susitikimų vieta ir, žodžiu, bet greičiausiai, kad šančiai turbūt mane užšūkdė, užaugino, pamatyti šalto ir šilto ir, žinot, labai daug vietų. Visas, nežinau, turbūt centras ir šančių rajonas, man turbūt pats šilčiausias ir mano turbūt kraštas. Teko vieną kartą rinkti turbūt Kauno ar garbės pilietį, ar kažkokie buvo rinkimai, komisija buvo pakviestas ir aš pamačiau tokias degančias akis skirtingų sričių žmonių ir tiek architektų, tiek rašytojų, labai puikių asmenybių ir supratau, kad Kauno tiesiog reikia tokio pačio pasitikėjimo, kad tie žmonės turi. Daugiau savim pasitikėjimo ir to tokio mažo miesto komplekso atsisakymo. Nes tikrai Kaunas yra fantastinis miestas ir tikrai dar labai stipriai neišnaudotas. Labai tikiuosi, kad su nauja savivaldybės turbūt valdžia, manau, viskas įmanoma ir matau jau dabar visai kitokį veidą miesto ir didžiulius pokyčius ir tik tai kelia man šypseną ir džiaugsmą ir tikrai didelė viltį sugrįžti čia kažkada ir sulaukti gražios žilos senatvės.